O kodėl valstybė, tarkim, delsia skolintis, juk skolinimo procesas tai užtrunka keletą mėnesių? Na, man taip pat yra nesuprantami šitie sprendimai ir iš tiesų gal ministras pirmininkas, gal finansų ministras laukia kažkokio stebuklo, kuris įvyks ir aš nežinau, turbūt tai būtų vienas iš problemos sprendimų, tačiau yra ir kita problema, stebuklas gali ir neįvykti. Ir tikėtina, kad jis greičiausiai ir neįvyks. Tai manau, kad jeigu dar ilgiau dėls mūsų valdantieji, tai aš manau, kad situacija gali tiesiog turime puikų pavyzdį, kaimynus latvius, ir aš manau, kad situacija gali labai stipriai pablogėti ir mes turėsime panašią situaciją, kokią turi Latvija. Aš žiūrovams noriu priminti, kad mūsų laida yra tiesioginė, todėl jūs tiesiog galite skambinti mums tiesiai į studiją telefonu 523810 ir klausti. Jeigu jau prakalbam apie finansų ministras yra vienas iš realiausių kandidatų į eurokomisarus, nors ta kandidatūra yra ir kritikuojama, jūsų nuomonė, socialdemokratų nuomonė. Na, socialdemokratų nuomonė ir mano asmeniškai tai yra tokia, kad neturėtume mes dabar išleisti ministro priėmus tiek daug negerų sprendimų, kurie iš tiesų pastumėjo Lietuvą į situaciją tokią, kokia yra šiandien. Ir aš manau, tai yra neteisingų, klaidingų sprendimų pasekmė. Todėl manau, kad žmogus, kuris ištisai tvirtindavo, kad jis prisima atsakomybę, kad su visa atsakomybė teikia įstatymų pataisas, tai jis turėtų nuo tos atsakomybės nebėgti, likti Lietuvoje ir atsakyti už tuos savo sprendimus, kurie buvo padaryti. Ir aš manau, kad mūsų socialdemokratų frakcija tikrai nepalaikys gerbiamo finansų ministro Algirdo Šemetos kandidatūros ir manau, kad kartu tuo paseks ir kitos frakcijos, tiek opozicinės, tiek pozicinės. Apklausa rodo, kad miestų gyventojai labiausiai nepasitik ir kritikuoja būtent finansų ir sveikatos apsaugos ministerijas. Joms pateikia daugiausia priekaištų. Ir prabilta apie ligonių kasų reformą, kad tai yra tik tai pinigų paskirstymo šaltinis, kaip pagrindinė funkcija. Na, matot, manau, kad čia apklausa vėlgi yra šiek tiek klaidinga ir gyventojai turbūt reiškia nepasitenkinimą ne tik tai šitiem dviem ministram, bet jūsų paminėtėm, bet tiek ir kultūros ministrui, tiek ir socialinės darbo apsaugos ministrui, ir teisingumo, ir visiems kitiem, aš manau, yra tikrai nemažai priekaištų. Ir manau, kad tiesiog gal ne visi išsako, gal šitos rytis yra matomiausios. Turime skambutį. Labas vakaras. Labas vakaras. Labas vakaras. Aš noriu paklausti, ponas Sadžiaus. Mes negirdime jūsų klausimo. Negirdžiat? Aš noriu paklausti, kodėl pensininkams sumažins pensiją? Kadangi mes ir taip mažai gaunam pensijas, esam jau seni, šitiek sunkiai dirbi, invalidai palikė nuo darbą ir dabar už vaistus sumokėjau 137 litus kompensuojami vaistai, o dar kur mokesčiai, kur viskas, tai ką jie galvoj, mes neapsilėsim, mes pasimsim šakės ir eisim važiuosim į Vilnių pas Dagį, tegu tas Dagis negalvoja, kad jam taip baigsis gerai. Dabar išdaužia langus, bet mes ne langus daužysim, mes į parlamentą versimės. Ačiū už klausimą. Na, iš tiesų, aš puikiai suprantu žmonių nepasitenkinimą ir keista, kad žmonės, kurie, kaip mūsų
dabar pašnekovė, kuri iš tiesų išlieja emocijas paskambinusi į studiją, nelieja emocijų per balsavimus, kada vyksta rinkimai, kada yra renkami tautos atstovai, kurie priima tokius sprendimus, kokius priėmė šiandien konservatorių tautos prisikėlimo partijos ir reiškia ir liberalų koalicija. Kodėl juos išrinko, kodėl tokius įstatymus jie priiminėja ir kas keisčiausiai, kai praeitą pirmadienį po rinkimų Labo ryto laidoje aš išgirdau mūsų premjero Andriaus Kubiliaus pasisakymą, kad neva mes einam kad jie eina teisingų kelių, kad mokesčių didinimui pritarė žmonės, nes jie vėl laimėjo rinkimus ir žmonės juos renka, reiškia, jais pasitikė, reiškia, supranta, kad jie daro viską teisingai. Tai iš tiesų po tokio pasisakymo man darosi keista ir na, tiesiog nusvyra rankos ir kartais net susimastau, tai kam tada tiek dirbti, tiek įdėti pastangų ir laiko ir po to žmonės lyg ir neįvertina, lyg vis tiek ir palaiko ir džiaugiasi tuo, kad ką daro dabartinė valdžia, ką daro dabartinis premjeras Andrius Kubilius, ką daro socialinės darbo apsaugos ministras, finansų ministras. Iš tiesų variantų buvo daug ir galimybių buvo daug. Pradžioje mes sakėm, kada gruodžio mėnesį buvo pirmą kartą priiminėjami mokestiniai įstatymai ir buvo mažinamas valstybės biudžeto išlaidos, kada buvo karpomi atlyginimai, kada socialinės garantijos buvo mažinamos. Iš tiesų jau tada mes sakėm, kad tai nebus išeitis, kad tuom neapsiribos ir dar kartą grįž prie mažinimų ir greičiausiai birželio mėnesį ir ko gero ir rugsėjo spalio mėnesį teks dar kartą grįžti, nes biudžetas bus nesurenkamas. Tačiau mūsų niekas neklausė ir situaciją turim šiandien tokią, kokia yra šiandien. Taip kad aš iš tiesų sunkiai suvokiu, kaip galės išgyventi pensininkai, kuriems žadama sumažinti pensijas. Iš tiesų, man, tiesiog, kadangi aš esu ekonomistas, tai man labai patinka skaičiuoti, susidėlioti, reiškia, skaičius ir matyti galutinį rezultatą. Tai man iš tiesų labai sunkiai susidėlioja rezultatas. Kada aš paskaičiuoju pensininko pajamas, kurios siekia 400 litų ir susidėlioju visas išlaidas, kurios tenka komunaliniams išlaidoms, kiek reikalinga maistui, minimaliai vaistams ir visam kitam. Tai iš tiesų, jeigu dar sunkesnė liga užpuola žmogų, tai praktiškai išgyventi galimybių nėra. Ir žmonės tiesiog priverstinai varomi į bankrotą, į neviltį, aš nežinau. Negaliu suvokti, ką reikės daryti tiem žmonėm, kurių pensijos yra maždaug 400-500 litų ir jas dabar dar žadama sumažinti. Iš tiesų, sunkiai suvokiu.